Sveiki. Obelų vėžys tai yra pavojinga obelų liga. Yra veislės, kurios yra atsparios obelų vėžiui, praktiškai neserga. Yra veislės, kurios obelų vėžiui labai jautrios ir labai serga obelų vėžiu. Tik padarom kažkokią žaizdą, kažką nupjaunam arba netgi kruša būna, padaro smulkės žaizdas ir per tas žaizdas patenka obelų vėžio sporos, nes tai yra grybas, patenka ir pradeda tenai daugintis ir žaloti medį. Ir pažiūrėkite, kokie gali būti rezultatai ir gali netgi visiškai ir žūti medis. Čia žiūrėkit, pas mane yra veislė, kuri vėžiui yra, atspari, žinokit, kad jau kiek metų ir nematau jokio ne vienos vėžio žaizdelės. Tačiau pastebėjau, šiemet tik prieėjau prie tos obels ir pažiūrėjau, pamačiau, kad yra žaizda ant kamieno. Ir esmė yra ta, kad čia yra paskiepyta. Čia yra laukinė obelaitė, kurios mes nepažįstam veislės. Ir čia yra įskiepyta ir pasirodo, kad ta laukinė obelaitė yra jautri vėžiui, nes čia jau matau tokį įdubimą į žievėje, matau žaizdą. Ir mums dabar reikia kuo skubiau šitą žaizdą apdoroti, tam, kad ją užgydyti, kad jinai nesiplėstų, nes jeigu jinai plėsis, tai gali šitas labai gražus ir derlingas, nuostabus medis tiesiog visiškai žūti. Reikia būtinai šitą vietą pagydyti. Ir dabar parodysiu, kaip tą padarysiu ir su kuo po to užtepsiu. Ir dabar žiūrėkit, vienas iš kamieno pažeidimo požymių, kad tiesiog ant kamieno per vidurį pradeda augti kažkokios šakelės. Ir netgi iš šaknų. Šaknų atžalos kažkokios atsiranda. Jeigu kamienas būtų visiškai sveikas, tai kamienas visada būna lygus, gražus ir nieks ant jo neauga. O šiuo atveju čia užaugo jau užaugo šakutės, kurios mums visiškai čia nereikalingos, bet būtent sakau, kad jeigu jūs pamatot kartais ant sveiko kamieno kažkas jau pradeda augti, tiesiog ant kamieno, tai reiškia kažkur viršuje tikriausiai kažkas yra negerai. Tai gali būti arba saulės nudegimas, arba kaip šiuo atveju panašu, kad čia yra obelų vėžys. Ir dabar mes padarysime čia, papjausime truputį ir pažiūrėsim, kas čia dabar darosi. Pašalinsime šitas šakeles, šaknų atžalas, jos mums irgi nereikalingos. Dabar dar paklosime čia plėvelę, juodą plėvelę, tam, kad kristų čia droždės, kur mes pjausime, kad mums po to būtų lengviau jas surinkti ir išmesti arba dar geriau sudeginti, nes ant tos žievės, ant drožlių bus grybų tie patys patogenai. Ir tarp kitko po darbo, po to šitą peilį, su kuriuo dirbsime, su tuo peiliu negalime iškarti kažką skiepyti ir taip toliau pjauti medį, nes mes galime užkrėsti kitą medelį arba sodinuką, pavyzdžiui. Ir dabar žiūrim, kas čia pas mus yra. Žiūrėkit, mes pjaunam žaizdų kraštus ir ieškom to vėžio. Žiūrėkit, čia viskas atrodo gyva, viskas čia gerai atrodo, sveiki audiniai. Čia viskas gražu. O kurgi vėžys? Atrodo, kad čia jau ir savaime viskas užgijo šitoj pusėj. O kurgi tas vėžys? Ogi štai, žiūrėkit, čia matot ruda žuvusi žievė. Taip, pjaunam toliau. Matot, žievė čia žuvusi. Negyva, pjaunam toliau ir pjaunam iki tol, kol atsiras 100% gyva žievė. Matot?
Štai. Iki gyvos žievės ir medienom išpjaunam, turi būti žiedas, ištisas žiedas iš gyvos žievės. Va, žiūrėkit. Štai. Ir čia vat irgi negyva žievė, mums irgi reikia išpjauti ją. Išpjauti. Taip. Čia viskas gražu. Aha, va čia yra. Taip. Išpjovim. Ok. Aha, čia vat irgi. Vat šitoj vietoj. Taip. Va, čia viskas bus sveika. Gyva. O čia šitoj vietoj irgi reikia išpjauti. Taip. Ok. Mums reikalingas sveikas gyvas brazdas. Kas tai yra brazdas? Brazdas tai yra sluoksnis tarp medienos ir žievės. Būtent jis auga, būtent jis augina, būtent jis ir augina medieną. Va čia matot, šitoj vietoj mes pasiekėm jau medieną ir tarp medienos ir žievės yra tas plonas sluoksnis, kurio dabar visiškai nesimato, kuris atsigauna pavasarį ir vasarą būtent jis gamina medienos ląstelės. Būtent dėka brazdo medis ir plečiasi ir auga. Štai čia irgi matom, kad vat, iki medienos padariau pjūvį. Iki medienos padarom pjūvį. Vat, iki medienos. Iki sveikos medienos. Taip. Vat. Iki sveikos medienos. Viskas. Žiūrėkit. Ir dabar čia, kur yra brazdas, mes atidarėm brazdą, tas brazdas pradės auginti medieną tam, kad šitą žaizdą praktiškai mes galime užgydyti visiškai 100%. Ir dabar šią vietą, žiūrėkit, reikia būtinai užtepti. Ir labai svarbu su kuom užtepti. Ir jeigu tai paliksim, tai rezultato tikriausiai nebus, nes mums reikia šitą žaizdą dezinfekuot tam, kad čia nužudytume mes būtent toj vietoj, kur augs brazdas, dezinfekuotum ir nužudytum grybų patogenus, kurie čia yra. Jie tikrai čia dabar yra. Ir mums reikia šitą vietą dezinfekuoti ir uždaryti, hermetizuoti tam, kad brazdui būtų geriau augti, kad šitą vietą neišdžiūtų. Nes jeigu išdžius, irgi taip pat brazdui bus sunkiau augti. Ir aš siūlau tam darbui, ką pats naudoju, vokiečių gamybos Schacht sodo tepalas Baumpflaster. Kuom jis yra geras? Jis yra visų pirma natūralus, jis neturi fungicidų jis neturi ir labai geras tuo, kad jis pagamintas iš natūralių dervų ir žiūrėkit, labai svarbu, spirito. Kvapas. Taip, spiritas. Kuom tai yra gerai? Nes spiritas dezinfekuos būtent šią žaizdą. Būtent ten, kur mes pjovėme, viskas bus dezinfekuota. Ir spiritas labai greitai išgaros, jis dezinfekuos ir išgaros. Ir daugiau nekenks, nes pavyzdžiui, jeigu jūs paimsite tam tikslui kokį pigų sodo tepalą, kuris pagamintas iš naftos produktų,
Taip, jūs tuo momentu hermetizuosite šitą žaizdą, tačiau naftos produktai kenks brazdui nemažiau negu pats vėžys, žinokit, nudegins tiesiog brazdą. Taigi pigus sodo tepalas čia tikrai netinka. Tikrai. O šitas padaro iš karto du gerus dalykus. Pirma, dezinfekuoja, antras, hermetizuoja. Žiūrėkit, darbas yra paprastas, nes čia yra jau šepetėlis, viskas paruošta, ištraukiam iš kišenės. Dėka to, tarp kitko, galima kišenėje pašildyti šitą tepalą ir dirbti galima netgi ir kada laukia šalta. Pavyzdžiui, šį kartą dabar pas mus -5, kuo puikiausiai mes dirbam. Išspaudžiam tam tikrą kiekį ir tepam. Matot, šalta, šaltis. Bet jis gar yra skystas dėl spirito. Dar išspaudžiam. Taigi spiritas yra visiškai natūrali medžiaga, kuri tarp kitko dažnai žmonės vartoja netgi ir į vidų. Čia jokių fungicidų, tačiau mes padarėm dezinfekciją ir hermetizaciją. Du viename. Va, štai, aha, kur nupjovėm šakeles, taip pat užtepam. Štai toks paprastas, bet reikalingas labai darbas. Jeigu pastebėjote, kur ant žievės įdubimus įtartinos, paimkite peiliuką ir padarykite pjūvį. Nieko baisaus, jeigu suklysite ir tenai jokio vėžio nėra, viskas yra sveika. Jeigu padarysite nedidelį pjūvį ir ten nieko nerasite, tai tiesiog užtepkite, viskas gražiai užgis. Bet jeigu pamatysite, bet dažniausiai mes tą vėžį atpažįstam, matom, kad tai yra vėžys ir būtinai padarykite tą darbą. Kada tą darbą daryti, žinokit, kad visiškai nesvarbu, bet kada, kai tik pamatėt, kad tai yra vėžys iš karto, nesvarbu, vasara, ruduo, žiema, pavasaris, iš karto padarykit šitą darbą. Taip jūs pagelbėsite savo medžiui ir tiesiog neleisite vėžiui nužudyti savo medį, nes įsivaizduokite, jeigu čia šito darbo nepadaryčiau ir vėžys toliau plėstusi, tai jis tiesiog apims visą kaimieną, sunaikins visą žievę aplinkui ir tada medis visas žus. Ir tai gali atsitikti netgi ir paaugusiam medžiui. Taigi, apžiūrėkite savo sodą, jeigu rasite vėžio žaizdas, apdorokit, taip kitko po to, kada padirbėsite su tuo peiliuku, šitą peilį irgi taip pat dezinfekuokit. Dabar parduotuvėse tų dezinfikantų yra tikrai labai daug, lengvai nusipirksit. O sodo tepalą šitą vokišką užsisakykit mūsų internetinėje parduotuvėje, nuorodą užsakymui rasite apačioj arba viršuje. Tarp kitko turime, jeigu kas turi daugiau didesnį sodą, tai turime ir 1 litro pakuotę. Ta sodo tepalas skirtas ne tik vėžio žaizdam užgydyti, tačiau su šiuo sodo tepalu tepkite visas žaizdas, padarytas po genėjimo, pavyzdžiui, kada genite sodą, visas žaizdas užtepkite su šiuo sodo tepalu. Taip jūs apsaugosit visus savo medžius nuo žievės ligų. Užsisakykite dabar, atsiųsime į bet kurį Lietuvos kampelį. Sėkmės jums ir gero derliaus.